Sveiki! Mano namuose naujametinis stalas niekuomet nebūna be keptos anties. Čia noriu jums pasiūlyti įsikepti antį marinuotą apelsinų džeme. Jums reikės Jei neturiu savo atsargose apelsinų džemo, aš jį įsiverdu labai greitai. 2 apelsinus aplieju verdančių vandeniu, kad nusimtų vaško sluoksnis, supjaustau kubeliais ir užpilu 3-4 šaukštus rudojo cukraus. Verdu viską nedidelės ugnies, kol apelsinai suverda. Tuomet tokiu džemu išsitrinu antį, pagardinu druska, pipirais, šviežiu čiobreliu ir dabar prikimšime į vidų svogūnų, apelsinų, obuolių. Dabar įdarysime antį. Svogūną supjaustyti į 4 dalis, obuolius taip pat. Taip pat supjaustome ir apelsinus. Į anties vidų sudedame spanguoles. Prikimštą antį reikėtų surišti siūlų per kojas. Ties anties šlaunimis ir krūtinėlę padarau pjūvius, kad nutekėtų riebalai. Uždedu kelias šakeles rozmarino ir standžiai susuku į foliją. Antį apverčiu krūtinėlę žemyn. Dedame į įkaitintą 200 laipsnių orkaitę ir kepsime 2,5 valandos. Prie antienos noriu pasiūlyti pasigaminti citrusinės salotas. Trys šaukštai balto vyno acto, 3 šaukštai alyvuogių aliejaus, žiupsnelis pipirų, žiupsnelis druskos, šaukštas cukraus. Viską išmaišom. Nuplautas bulves dedame į pasūdytą vandenį ir nuo užvirimo verdame lygiai 5 minutės. Tada atvėsiname, susipjaustome į 4 ar 2 skilteles. Pabarstome druską, pipirais, rozmarinu, aliejumi, viską gerai išmaišome ir dėsime kepti į skardą kartu su antimi. Mūsų antis kepa jau 1,5 valandos. Ištraukime ją, nuimsime foliją ir sudėsime šalia bulves. Bulves apibarščiau likučių spanguolių, kur liko nuo įdaro, ir papjaustysiu šiek tiek obuolių. Šaunam toliau į orkaitę likusiam pusvalandžiui. Na štai, mano paruošta antis. Galima sudėti gražiai į padėklą ir nešti ant naujametinio stalo. Štai mano šventinis stalas ir paruoštas. O aš norėčiau jums palinkėti 2014 metus sutikti prie tokio stalo ir būkite sotūs ir laimingi. Už jus!